Kauno derbis jūsų dėmesiui. Kauno rajono Hegelmann Kauno Žalgiris 28 A lygos turas, kuris startavo vakar. Kauno Žalgiris yra Hegelmann kaimynas, bet nuo šios komandos atsilieka. Hegelmann tęsia ir toliau atakas, kol kas vien tik vieno pusė praktiškai vyksta veiksmas. Patrikas Popescu čia pasileidžia į priekį, Mikelionis jau kamuolį palydi žvilgsniu ir kamuolys keliauja į užribį. Čia geras perdamas, Oinlolako judė, šansas ir 1-0, Žanas Benedičičius išveda žaliai baltus į priekį 38 minutei ką tik prasidėjus. Kojodė įsirašo rezultatyvų perdamą, jam tai yra 4 toks, o Žanas Benedičičius įsirašo A lygoje 2 įvartį. Hegelmann praleido 4 įvarčius, čia Hegelmann atsako įvarčių ir 1-1. Styvas Kingė muša įvartį 42 minutę ir šios komandos patvirtina savo vardą, jog tarpusavyje žaidžiant tų įvarčių mes turime ir šiandien jau 2 taip pat. 22 numeris Deividas Mikelionis, aikštė žaidėjai 7. Čia štai toks momentas. Čia pražanga ir galbūt ir turėsime pirmąją geltoną kortelę šiandien, taip ir yra. Hugo Figueredo priėjusias rungtynės praleido dėl geltonų kortelių, aišku, epizodas. Ir perdamas Kloniūnui, čia daug erdvės baudos aikštelėje, Kloniūno smūgis. Na, labai daug turėjo galimybių čia Kloniūnas metu smūgių. Beveik nebematome nei vienus, nei kitus vartus, dabar toks bandymas. Smulkesnių sužeidimų galbūt yra, čia smūgis į vartų plotą, Arijus Bražinskas gelbėjo komandą, o tada dar Divainas suspėjo. Teko tikrai nemažai vienu metu vasarą pakeliauti mėlynai baltiems. Joe Kaderas į skersinį pataiko smūgių galvą. Viena su kita pusfinalyje šios komandos įveiks tą etapą ir bus finale. Matas Vareika pasileidžia į priekį, jo smūgis ir kokį šansą dar pačioje pabaigoje turėjo Hegelmann. Tai buvo paskutinioji galimybė, Robertas Šmitas po to epizodo fiksuoja pabaigą. Na, galima žvilgtelėti į Hegelmann techninę zoną, ten visi išskyrus Andrius Kerla užsiėmė už galvos.